dažnai čia lankaisi? Jo, dažnai. Ir žinai kodėl, tai yra vienas mėgstamiausių mano rajonų. Aš įsivaizduoju kodėl, suprantu puikiai kodėl. Taip, iš tikrųjų labai jaučiasi skirtumas, tai ne tokia tipinė Roma iš tikrųjų. Kas turistauja, atvažiuoja į Romą, dažniausiai nenuvažiuoja iki šios vietos, taip, nes jinai yra gamtolokai, tai mes esame rajone Eur, labai lengva įsiminti tikrai Eur. Ir šis rajonas, aš sakyčiau, labai skiriasi nuo tos tipinės Romos. Visų pirma, jūs galite pamatyti tą Musolinio Romą, kokia jinai buvo. Taip pat daug ofisinių pastatų, kas labai yra neįprasta Romai. Taip, tokie mini dangoraižiai, aš sakau, taip, tokie stikliniai pastatai, kas irgi Romoje pagal taisyklės negalima aukštų pastatų statyti, dėl to čia galima juos pamatyti. Ir esame tokiam nuostabiam parke, Eur parke. Ir čia yra nedidelis netgi ežeriukas, kur ir sportuoja, ir labai gera čia atmosfera. Ir žinai, kas mane šiandien nustebino, einant šiuo parku, kad čia, žinok, laisto žolę, kas irgi nepamatysi Romoje dėja, nors ir nuostabūs parkai, bet jos kažkaip nelabai prižiūri, tai labai gražiai nustebina. Tai iš tikrųjų, jeigu norit pamatyti tą tokią labiau modernę Romą, pasivaikščioti po šį parką ir pajusti tokį kontrastą, labai kviečiame apsilankyti, jeigu lankotės ne pirmą kartą. Ir dar norėjau paklausti, o tu žinai, kad šiame parke yra lietuvių bendruomenės sodintas ąžuoliukas? Ne, tikrai nežinau, ne. 21 metais buvo pasodintas, iniciatorė buvo Aušra Gilytė, mūsų bendruomenės narė, kadangi tai buvo 17-osios metinės, kai Lietuva yra Europos Sąjungoje, buvo nuspręsta pasodinti 17 metų ąžuoliuką. Tai paieškokite, aš tau papasakosiu, kur jis yra. Noriu pradėti mūsų šį pokalbį nuo tavo priešistorės, sužinoti, kągi tu veikiai Lietuvoje ir kokiegi buvo tie lemties keliai, kurie tave vėjai, kurie nupūtė tave link Romos, link šios vietos. Kuo tu užsiėmei prieš atvažiuodama čia? Lietuvoje aš turėjau verslą, studiją, mažą siuvimo ateljė. Taip, kur dirbau su individualiais klientais. Nes tu pagal profesiją tu esi? Aš esu siuvėja ir dizainerė, ir stilistė, nes vis tobulinaus irgi šitoj srity ir turiu tikrai gan nemažą patirtį. Tikriausiai, jeigu taip paskaičiuočiau gerai, 20 metų tikrai. Ir šitie visi metai buvo paaukoti šitam darbui. O salonas buvo kuriam mieste? Šilalėje. Šilalėje, tu pati iš Šilalės? Ne, aš esu Plungiškė. Plungiškė, Žemaitė, gimusi, augusi Plungiai. Gražu. Ir po to nutekėjau į Šilalę. Ir tai prasidėjo mano kelionė į madą tokiai. Jo, iš tikrųjų kelionė į madą prasidėjo gal nuo, kai baigiau mokyklą, nuo paieškų, ką norėčiau veikti gyvenime. Taip. Ir siuvimas pas mane, daug kas klausė, ar čia gal močiutė kokia siuvo, gal tu čia paveldėjai iš kažko. Ne, mano šeimoje, kas aktyviai užsiimtų šito, tikrai nebuvo. O tiesiog šitas noras kurti rūbus atėjo iš to, kad aš turėjau jau savy tą individualumą ir labiau ėjau iš egoistiškos pusės, galvodama ne apie darbą, bet apie daryti tai, kas tau patinka. Ne, pirmiausia, aš apie save galvojau, kad noriu sau pasisiūti rūbus, ne tokius kaip parduotuviai, išskirtinius. Ir aš atsimenu mokykloje netgi irgi, kai mums reikėdavo daryti darbus
Ir kai rinkdavomės audinius, aš visada išsirinkdavau kažkokius nespecifinius audinius, pavyzdžiui, ir mokytoja labai visada stebėdavosi, bet gaudavosi unikalūs gaminiai. Tai va, tai iš to vat viskas ir atėjo, kad ir aš tikrai negalvau apie darbą, kad aš dirbsiu šitą darbą. Ir prasidėjo taip, kad kai baigiau mokyklą, mano draugės aplinkui žinojo, viena paprašė ten pasiūti paltą, patiko, po to va taip ir užsisuko vienas po kito, kad irgi priejo prie salono Šilalėje. Taip. Ar domėjaisi itališka mada, dar būdama Plungėje, Šilalėje? Kas tau buvo itališka mada? Tikrai ne. Tikrai ne. Labiau giliau apie madą, tai prieš kokius 7 metus gal panirau, kai studijavau stiliaus studijas. Pavyzdžiui, ne tik kaip siūti klientui, suformuoti rūbą, bet ir kaip būtent pritaikyti jam. Jo kasdienybei, deriniai ir taip toliau. Oi, kaip įdomu. Jau turėdamas saloną Šilalėje, tai pradėjai Jo. Pirmą aš tarsi puošiau klientės, rengiau, tarsi vykdžiau jų norus. Taip. O po to, kaip aš sakau, aš niekada nestoviu vietoj. Man vis reikia to augimo. Ir po to baigiau stilius. Taip, metus laiko ir Rygoje buvo labai intensyvus, labai įdomus kursai. Aš įsivaizduoju, kad tu buvai kažkaip ryški ir atpažįstama asmenybė, kitaip besirengianti toj pačioj Šilalėj, Plungėje, taip? Tikrai taip, aš tą mėgau labai, sakau, tas išskirti. Ir aš tą patį bandžiau pertikti mano klientėms. Aišku, aš dabar nekalbėsiu apie pačių pradžią, nes tik mes dirbdami per praktikas įgaunam tą pasitikėjimą savim, kai jau gali pastovėti už save ir pasakyti savo nuomonę. Ir įsivažiavau taip į darbą, kad pagrinde aš diktavau madą, Šilalės madą. Negaliu sakyti Šilalės. Pas manęs važiavo klientės ir iš Lietuvos. Ir aš galiu pasakyti, gal aš netgi turėjau daugiau klienčių aplink Šilalę, ne iš Šilalės. Tai rengdavai Žemaitiją ir aplinkui, tai... Ne, ir iš Vilniaus, Kauno, jo. Užkabinom tokią labai, aš manau, labai svarbią temą apie moteriškumą, taip. Ir tu paminėjai už kameros, kad kai gyvenai Lietuvoje, tarsi prisimdavai daug atsakomybės, taip, už viską bandydavai rodyti, kad aš galiu pati viena, verslas, jo, ir norėjau, aš ne tik galiu, bet norėjau tarsi viską paimti savo rankas, viską kontroliuoti, viską daryti. Taip. Ir kuogi Italija tave, ko jinai išmokė, kas irgi atsispindi, manau, tavo dabar prekinėme ženkle, tavo drabužiuose, taip, ką jinai padarė? Kai į Italiją atvykau ir aš dabar gyvenu su tokiu žmogumi, kuris man leidžia jaustis moteriam. Ir kas buvo įdomiausia, kad aš netgi šiandien tą mokinuosi daryti. Man pradžioje net buvo sunku ir šiandien pagaunu momentų, kad, pavyzdžiui, noriu kažkokią ten sukontroliuoti, kažkokią situaciją, dar kažką, bet jis paima iniciatyvą į savo rankas. Tai nėra, kad mano žodis nesvarbus. Kad ten mano nuomonės neklausima. Ne, viskas vyksta taip, kaip ir turi vykti. Ir mano nuomonė yra svarbi ir mes diskutuojam ir taip toliau. Bet nežinau, dabar tarsi
labiau jaučiuosi moterimi. Nežinau, sunku paaiškinti. Nesudėtinga, nes aš manau, kad mes visos per tą perėjome, kai mes atvažiuojame irgi bandome įrodyti, aš čia pati galiu ir užsidirbti, man nereikia, aš pati ir darbą susirasiu ir man nereikia padėti, aš čia nepriklausoma, stipri ir plaktuką galiu į ranką paimti ir sutaisyti ir taip toliau. Ir tu užmiršti, o tai palauk, o kada man leista bus būti silpnai gal kažkuria prasme ir šiek tiek paglobotai, žinai. Vat būtent, Margarita gerai paminėjai, va taip ir būdavo. Reikėdavo ten kažkur iškrisdavo, imdavau įrankius ir aš tvarkydavau. Šiai dienai irgi tarsi ten, sakykime, užsikišo virtuvėje kriauklė, aš čia jau noriu kažkaip atsukti, palauk, aš ir manęs neprileidžia. Ir vat tokiais momentais ir pagauni save, kad gal netgi tik dabar ir labiau supratau, kur buvo mano klaida, kur aš klydau, kad gal aš nelabai leidau pasireikšti antrai pusiai. Ir aš manau, ir aplinkui dabar matau, daugelis moterų labai imasi šito vaidmens. Šiek tiek turi irgi leisti savo būti paglobojamos, ar ne? Leisti savo būti moterimis. Žinai, Margarita, prieš 4 metus aš Italiją visiškai nesidomėjau. Ir tai nebuvo šalis, kuri mane kažkaip trauktų, žavėtų, kad aš čia svajočiau, gal atvažiuoti, gyventi kažką. Visiškai ne. Kiek itališka mada, tai iš tų žinomų brandų. Ten, sakau, kaip aš skaitydavau visada mados žurnalus, viską, tai tik iš tiek. Tai kaipgi Italija atsirado tavo gyvenime tuomet prieš 4 metus, 4,5, ar ne, būtent? Taip ir atsirado, kad aš kaip aš vadinu, aš gyvenu 2 gyvenimo etapus. Vienas buvo Lietuvoje ir dabar antras prasidėjo Italijoje. Tai pirmas, aišku, buvo santuoka, šeima ir darbas, namai ir viskas vat šitaip. Ir kaip tu pradžiai, mes kai diskutavom. Už kameros šiek tiek taip pakalbėjom. Jo, ir kaip aš sakau, aišku, kai viskas įvyko, tai buvo 17 metų mano darbo Šilalėj. Ir kasdienė ta rutina, kasdienis tas darbas ir aš pajutau, kad aš pradėjau gesti. Manęs pradėjo nebetenkinti. Aš nebejaučiau jau to draivo tokio. Jo, bet kažkas įvyko mano gyvenime, mano viduj, kažkokie pokyčiai, nežinau, sunku net šiandien paaiškinti. Užsistovėjo vandenis tarsi. Jo, ir aš norėjau irgi, kaip tu sakai, aš norėjau ištrūkti. Man Šilalėj pasidarė per ankšta, aš nebegaliu kvėpuoti, nors iš šono žmonėm atrodė puikus gyvenimas. Taip, savo salonas, šeima, verslas, taip, viskas puikiai, bet aš viduje, aš rinkaus, arba aš mirštu toj vietoj, kaip esu, arba aš toliau kažką darau, kažką auginu, nes, aišku, visada svajodavau irgi išvažiuoti į Vilnių, į Kauną, į didesnį miestą. Norėjau paklausti, kodėl nežinau, užtrukimas nebuvo gal į kokį didmiestį? Jo, tai buvo mano svajonėse, bet tikrai ne Italija. Ir tikrai svajojau į tą pusę važiuoti kažką, nes man vis reikėjo to augimo. Vis augimo, aš negaliu stovėti vietoje, reikia taip. Jo, man nepakanka viskas susitvarkyti, viskas tvarkoj, čia verslas užaugintas ir gyvenu taip. Ne, man vis reikia naujovių, vis
Ir aišku, ir ta mintis vis sukos, kad kažką turiu keisti, kažką turiu daryti. Ir atsitiko gyvenime taip. Kaip labai dažnai būna visoms čia. Net neplanuojant, ką mažiausiai planuoji. Tas ir atsitinka taip. Jo, gyvenimas tau parodo visai kitą kelią. Taip atsitiko, kad atsirado mano gyvenime žmogus, o po metų su trupučiu skraidimo į Italiją, nusprendžiau pasirinkti Italiją. Aš įsivaizduoju, daug ką nustebinai ir šokiravai savo apsisprendimu, taip, nes kaip tu sakei prieš tai, viskas kaip ir sutvarkyti, yra verslas, kurį kūrei 17 metų ir čia dabar jį palikti, klienčių ratas, nežinau, kažkoks stabilumas ir čia hop. Taip, ar... Tikrai taip. Kaip mano pokytis, tas buvo truputį dramatiškas. Ir bet kokie šitokie pokyčiai, jie nėra lengvi. Ir tikrai buvo be galo sunkus. Be galo sunkus, kaip aš sakau, antrą kartą to nebenorėčiau vis gyventi. Bet tikriausiai tokia buvo pokyčio kaina, taip, nes kai buvo jau per daug viskas sustatyta, per daug viskas užauginta, tai nėra kaip mes jaunystėje, kad pradedam ten, sakykime, gyveni vienam butukė, nuomojas, po to gal išsinuomoji kitą, ten čia tokie minimalūs pokyčiai. O čia vis dėlto 17 metų kūrybos ir su diena viską uždarai. Viską uždarai, viską palieki. O turėjai ir darbuotojų, taip, tavo salone? Taip, buvo, dirbdavo moteris ir aišku, ir kame buvo problema Šilalė irgi, kad, kaip pati žinai, Šilalė mažas miestelis ir rasti žmonių darbui be galo sudėtinga. Ir po to gal irgi ir pavargau ir nuo šito, kad ir žmonių, nebuvo darbų, turėjau be galo daug ir kaip šiandien galvoju, kad gal net per daug buvau paaukojusi viską darbui. Smulkus momentas, kur mes gal kasdienybėj nepastebim, bet pavyzdžiui, kai tu nori paimti, sakykime, lagaminą ar pirkinius iš bagažinės, kas dažniausiai vyksta, jeigu tu esi poroje su vyru, ne viena, tu išlipi, jeigu pirmą, tu puoli, atidarai, išimi. Bet iš tikrųjų, moteriškumas yra tame, kad moteris neturi skubėti, ji turi leisti vyrui tai padaryti. Ir moteris, šiandien mes to nebemokame. Todėl ir dingsta tas mūsų moteriškumas, kad mes jau pačius viską imamės darytis ir vyrams tarsi nebesuteikiam galimybės, nebeduodam vietos tu paimti tą krepšį iš bagažinės ir tiesiog tokie smulkus momentai. Neatskirčiau, kad moteriškumas vien suknelės ar sijonai, ne. Svarbiausia yra elgesys. Čia nuo visko prasideda viskas ir kai pradės tau iš vidaus eiti tą moterišką eleganciją, kai tu pradėsi jaustis kaip tikra moteris, automatiškai tau ir pradės keistis apranga. Ir tu jau norėsi rūbų tokių truputį, kur moteriškesnių, kur atskleidžia moteriškumą ir viskas turi ateiti su vidum, nes pavyzdžiui ir stilisto darbas, kaip stebiu aplinkui irgi daug stilistų, kaip dažniausiai ką matau, kaip mes kiekvienas turim savo modelį. Ir gerai, jeigu klientas atsirado, kuris atitinka tavo modelį,
ir tu ten jį pakeitei, aprengiai. Bet iš tikrųjų tai neveikia, jeigu ten iš 10 vienam klientui pataikai, tai super. Taip. Pirmiausia, reikia pajusti žmogaus vidų. Ir kas atsitinka su stilistais, ateina žmogus, tikrai jis nori pasikeisti, irgi turi gyvenime noro keisti gyvenimą. Ten ar dažniausiai aš sutinku moterų, kurios dažniausiai nori susirasti vyrą, tam tikrą vyrą. Ir tai viską irgi diktuoja apranga, nes ką tu diktuoji išorė, tokius tu žmonės trauki. Taip. Ir labai svarbu irgi čia labai yra sunkus ir didelis darbas suderinti žmogaus vidų ir išorę. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, tik parenki išorę, bet netidirbi su žmogaus vidum, neiškapstai jo vidaus ir niekas nesuveikia. Iš tikrųjų, palietėm tokią temą, apie kurią aš buvau irgi susimašiusi daug kartų, kai darai tą pokytį, atrodo, nėra tai, kad drąsu tau pačiai, neatrodo, kad darai kažkokį žygdarbį, taip, bet tik po metų supranti, kiek tau ir kainavo ir pastangų, ir vidinių jėgų, ir kad tai nėra lengva, ypač emigracija į kitą šalį, ypač kai tu daug ką palieki užnugaryje, ir čia ir ego dalykai, taip, kai tau reikia pradėti nuo nulio ir kai tau ten ne 20, taip, tai aš irgi tą supratau gal po kažkiek laiko per atstumą, kad iš tikrųjų aš šaunuolė, tai buvo nebuvo lengva. Išoriškai atrodo, kad čia išvažiavo ir viskas, susikrovė lagaminus ir atrodo į šviesesnį rytojų. Tai yra drąsu. Jo, tai labai drąsu. Žinok, Margarita, ir po to dar irgi sulaukiau iš aplinkinių žmonių labai daug žinučių. Tu netgi kaip pavyzdys moterim, kurios kažką nori keisti gyvenime, bet nesiryžta. Ir jos tiesiog kankinasi tame... Yra nelaimingos ir kartu ir aplinkoje tai atsispindi. Ir mano vienintelis atsakymas visiems, kad tai tikrai ne visiems duota. Aš nežinau, gal kiti žmonės lengvai išeina į tos pokyčius, bet man asmeniškai tai pareikalavo iš manęs labai daug jėgų. Man tiesiog po to prireikė aš gal po metų gyvenimo čia jau truputį pradėjau mąstyti kitaip. Atsipalaidavai šiek tiek, taip? Jo. Taip, iš tikrųjų, žinai, irgi čia kitą dar klausimą palietėm, atsakomybės, nes atrodo kaip ir žmonėms, kad kai išvažiuoji, lygtais palieki ir kaip neatsakingai, žinai, kaip viską atrodo kaip tik supranti tą atsakomybę ir atsakomybę už savo veiksmą. Labai gerai, labai gerai supranti. Ir žinai, Margarita, gal kame mano buvo stiprybė, galiu pasakyti, ką aš pastebiu. Aplinkui labiausiai žmonės bijo aplinkinių žmonių nuomonės, reakcijos ir dažniausiai dėl šito nesiryžta kažką keisti. Nes mano stiprybė tame ir buvo, kad aš absoliučiai negaudžiau kažkieno nuomonės, ką galvoja, kaip aš čia elgiuos, kad čia gerai ar blogai. Aš tiesiog dariau tai, ką aš maniau geriausiai man ir viskas. Ir tame, aš manau, buvo mano stiprybė.
Smagu, kad buvo to žinutės ir ta aplinka, kuri palaikė iš tikrųjų. Taip. Jo, bet tai buvo po to. Tai, Tai aišku, truputį visada ta abejonė, truputį ta baimė, nes tai yra nepakeisti Lietuvoje. Aišku ir tai, kad iš Šilalės, sakykime, į Vilnių ar į Kauną išvažiuoti gyventi, tai irgi jau pokytis. Taip, taip. O čia tiesiog išvažiuoji į kitą šalį. Nusinulinį. Nusinulinį, taip, Taip, taip. taip, labai gerai pasakyta, nusinulinį. Aš nežinau, nuo pat pirmos dienos aš jaučiuosi čia kaip sava. Ir jo, geras. nejaučiau niekada to jausmo, kad kažkur gal aš ne čia, kažkur gal grįžti į Lietuvą. Ne. Wow. Ir jo, bet būtent ir man tai yra svarbu. Aš esu labai tokia, labai emocionalus žmogus, labai jaučiu vidum viską ir man tas pajautimas man buvo labai svarbus. Ir man čia labai patiko. Ir pirmiausia, kas man čia patinka, tai klimatas. Ne šiandien, ne vasara, ne rugpjūtis. Ne, ir šiandien man patinka, ir netgi šitie karščiai šiandien man tau patinka. patinka. Jo. Ir tie metai su trupučiu padarė irgi užaugino tą meilę ir orui, ir aplinkai, ir viskam. Ir kai jau reikėjo išvykti gyventi, aš jau buvau tiksliai apsisprendus ir žinau, kad noriu gyventi čia. Tiek galvojam ateityje kažkur įsigyti patalpas viešai jau darbui su žmonėm. Tai va, ir čia mano tokia mini mano pasaulis, mini studija, kur aš darbuojuos. I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. Ir vienetiniai. Aš nemėgstu daryti modelių tokių pat kelių. Pavyzdžiui, vieną padariau ir viskas. That would make you smile. Ir netgi dabar yra dar Lietuvoje klientės, kuriom pasiuvu ir siunčiu į Lietuvą. Oho, kaip ant tavęs yra pavyzdys irgi tavo darbo, taip, labai graži suknelė, iš karto atkreipiau dėmesį, taip. Erike, teisingai? Aš vadinu Erike. Erike. Truputį keičiu taktiką, kaip Lietuvoje, kad dirbau su klientėm. Šito modelio nebenoriu kartoti, nes truputį pavargau. Ir tiesiog dabar noriu, mano visada buvo svajonė, aš kai ir kurdavau klientėm, aš visada matydavau viziją. Bet aš, aišku, kiekvienam individualiai pritaikydavau palei, tiesiog aš matydavau iš karto stilių, nes esu baigusi ir stiliaus psichologiją ir man tai nebuvo sudėtinga. Bet visada rinkdama audinius, aš visada iš karto matydavau viziją. Ir ko man trūko tame darbe, šito mano vizijų įgyvendinimo. Ir dabar atėjo tas laikas, kad aš galiu šitai daryti. Nes Šiek tiek laisvės, ar ne, tau duoda šis? Jo. Ir tiesiog darbo konkrečiai su klientais aš nebenoriu. Noriu kurti savo viziją, savo rūbus ir juos parduoti, jau sukurtus. Kaip prasidėjo tavo verslas, nuo ko? Pradžioj irgi čia draugų rate visi sakė, kad ai, čia Romai, čia sunku, čia nėra augimo, čia visi ir konkurencija.
Bet dabar kas yra atsitikę vat, po tų 3 metų, ką stebiu, kokią kitą tendenciją. Nežinau, gal žinau kodėl, ir tu pati gal matai ir žinai, kiniečiai labai myli Italiją. Ir tiesiog dabar pilna yra rūbų. Not made in Italy, made in China. Taip, nors dabar irgi būna parašyta made in Italy, nes yra irgi dabar tokios taisyklės, jeigu jau etiketė prisiuvai Italijoje, jau gali rašyti, kad tai yra made in Italy. Ir kaip ir žiūrint parduotuvėse, labai suprastėjusi rūbų kokybė ir matau, kaip vis daugiau atsiranda moterų ieškančių to individualumo, to išskirtinumo. Mano didžiausias motyvas, kuriant rūbus, tai yra moteriškumas. Aš labai noriu pabrėžti moteriškumą, nes kai dabar aplink matau tokias moteris irgi truputį suvyriškėjusias ir tą stilių. Ir man labai noris pabrėžti tą moteriškumą ir aš labiau einu link šitos temos. Ką aš kuriu, aš ir pati tą demonstruoju. Ir ką pastebiu gatvėj, nežinau, Lietuvoje aš niekada to nepatyriau, bet čia aš gaunu be galo daug komplimentų. Tu pati esi savo reklama, ar ne? Be galo daug. Ir žinai, kas mane stebina, ne tas, kad gal iškart, kai pasakau daug komplimentų, visiems iškart asocijuojasi graži moteris ir komplimentai iš vyrų pusės. Taip, tikrai ne. Moteris irgi čia sako taip. Labai daug moteris sako komplimentus ir kas, pavyzdžiui, prekybos centre net buvo keli atvejai, jaunos merginos, tiesiog jos atsisuka, kokia jūs graži, ar ten kokia graži moteris, jaunos panelės. Ir žinai, Margarita, tas mane taip motyvuoja ir aš galvoju, o aš einu labai gerą kryptim. Ir aš tiesiog būnu, paprastai apsirengus, nieko ypatingo, plaukai kaip šiandien, aš gal Lietuvoje labiau norėjau išsiskirti. Aš dabar gal biškį perėjau į kitą etapą, truputį persiverčiau. Ir atvirkščiai aš gaunu labai daug komplimentų, bet manau gaunu komplimentų dėl savo, ką aš transliuoju iš vidaus, ne tiek kiek iš išorės. Mūsų meilė. O jėtų. Atkeliavo kartu su manim iš Lietuvos. Čia iš Lietuvos. Jo, ir beje, irgi dabar jau moka 2 kalbas. Išgirsti visokių nuomonių apie gyvenimą irgi svečiose šalyse, bet aš labai nemėgstu to atskirti kita šalis ir sava šalis. Nes pavyzdžiui, tu ir savoj šaly gali jaustis ir svetimas, ir atstumtas, ir sutikti šaltus, piktus žmonės, nes viskas priklauso nuo tavęs. Jeigu tu tai transliuosi ir tikrai tu savo kelyje tikrai sutiksi tokius žmonės. Tikrai, tai yra patvirtinta. Ir aš, kaip aš sakau, aš nejaučiu dabar didelio kažkokio skirtumo gyvendama čia Italijoje, kitoj šaly, nes aš visada einu su gerom mintim. Aš visada šypsaus. Aš visada, pavyzdžiui, ten kažkas pravažiavo, ar ten kažkas su mašina ten pastojo kelią ar kažką. Aš labai save stengiuosi kontroliuoti. O tai yra nelengva. Tikrai nelengva. Ir neišmesti tų neigiamų emocijų. Ir kuo aš daugiau tą darau, kuo aš labiau save sukontroliuoju, tuo labiau kiekvieną kartą vis kažkas keičiasi many. Kai aš girdžiu, kai žmonės sako,
oi, čia visi pikti, aplinkui čia visi susiraukę, čia visi nepatenkinti, čia kažkas. Ir aš tik galiu atsakyti tik vieną. Jeigu tu, tikriausiai tavo viduje tas yra, ir tu būtent tą labiausiai ir pastebi aplinkoje. Mažas miestelis, mažesnis kolektyvas ir mes labiau vieni kitus matom. Ir tu kaip tik ir labiau ir nenori atsilikti, nori eiti tarsi kartu, tarsi visuma. O dideliam mieste, pavyzdžiui, kaip Romoj, aš galiu pasakyti, aš išlaisvėjau. Čia kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Čia aplamai, aišku, yra draugai, bet ir tie draugai, bet aišku, ateina, čia pasidžiaugia, gal kas ten, kur gražiau gyvena, kur įsikūrė, bet tu pasidžiaugi ir tikrai, bet ką pajutau, absoliučiai nėra tos konkurencijos. Absoliučiai. Čia yra, čia gal kitokie dalykai yra prioritetas. Galiu patvirtinti tavo, nes aš panašiai jaučiausi, kai atvažiavau čia ir man buvo be galo keista mano srityje, būtent kino, nes aš kaip aktorė čia pradėjau, kad man italai, kuriuos mažai pažinojau, duodavo sąrašus agentų, kontaktus, taip tu man tiesiog duodi tos kontaktus, nebijodamas jokios konkurencijos. Pirmiausia, aišku, planuoju dabar atidaryti internetinę parduotuvę, o po to ateityje žiūrėsim, kaip sakau, yra planų daug ir bus matyti. Svarbiausia užduoti savo klausimą, kaip tu nori jaustis ir aš manau, mes kiekvienas esam gimę jaustis gerai, nesitaikyti su tuo, kas jau darosi per sunku, negera ir kad šitos pokyčius daryti būtų lengviau, labiau siūlyčiau koncentruotis į save, ne į aplinką. Nes tai esi tu, tai yra tavo gyvenimas ir niekas, tas žmogus, kuris, sakykime, ten kažkokią nuomonę turi apie tave ten, ar jam gal nepatinka, ką tu darai, kaip tu elgies, bet jam nepatinka tik tą momentą. Ir po to jis pamiršta tave, jis toliau gyvena savo gyvenimą. O tu, sakykime, pastoviai gyveni tame, kas jau tave slegia. Ir ten tu išgirdai tą momentą, kad ten kažkas paneigė tavo, ten kažkokį veiksmą, dar kažką, bet tai buvo momentas. Mes visi visur labai skubam. Tiesiog mūsų gyvenimas taip yra dabar įsukęs į tą visą rutiną, į tą sukimąsi, kad nebemokam atsipalaiduoti, pasimėgauti ir aš pati tik dabar tą atrandu ir tą mokinuos daryti ir iš tikrųjų tai yra be galo geras jausmas. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalą, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.